toks labai keistas daiktas, kuris vadinasi atlyginimas ant popieriaus, tai labai mažai lietuvių žino savo realias pajamas, savo realų atlyginimą. Realus atlyginimas, pavyzdžiui, kai sako, Lietuvoje minimali alga yra 1000 litų, iš tikrųjų sako totalę nesąmonę. Lietuvoje yra minimalus atlyginimas 1000 litų ant popieriaus. Šitas skaičius neturi jokios ekonominės prasmės. Jis yra skaičius, kad jį būtų galima parašyti toje sutartyje. Iš tikrųjų, to žmogaus pajamos, kuris Lietuvoje gauna minimalų atlyginimą, yra 1310 litų. Tie 310 litų arba tie 34%, jie visada yra to žmogaus pajamos. Tik ją tą dalį perveda darbdavys į sodrą ir jis nemato žmogus to pervedimo. Pavyzdžiui, amerikietis jį pats atlieka tą veiksmą. Bet kuris normalioje šalyje žmogus tą veiksmą atlieka. Ir atlyginimas yra 1310. Aišku, aš manau, kad jeigu mes parašytumėm sutartise, užtektų čia, ponas Naglis lyg iš Seimo yra. Išmeskite įstatymo projektą, niekaip negriauna valstybės pajamų. Ir jeigu pradės aiškinti, kad griauna, tai bus labai įdomu. Tegul parašo kiekvienam atlyginimą, koks jis realiai yra. Juolab, kai ir Laisvos rinkos institutas, tik dėl kitų priežasčių, visą laiką to reikalauja. Tai galima surinkti didelę. Tiesiog rašykim. Pavyzdžiui, atlyginimas žmogaus 2000 reiškia realiai, jo atlyginimas yra ten 3 su nemažu gabalu. Ir tada jau duokime tam žmogui, kurio atlyginimas 1310, į rankas 850. Vat pirmas žingsnis, kaip padaryti revoliuciją. Todėl, kad mokesčiai tai žiauriai dideli. Taip? Ir antras dalykas yra tada visas tos grupės, kurios turi pamažintus mokesčius, pavyzdžiui, kad ir tie dividendai. Dividendai Lietuvoje sudaro apie 18-19, buvo gabalų, buvo mažiau, 2009 metus yra mažiau, bet šiaip pas mus dividendai yra iki 18 milijardų litų per metus. Sodra neapmokestinamos pajamos, taip? Bet kur pasaulyje apmokestinamos? Tai kas įvyksta? Žmogus, kada gauna trupučiuką autorinio, trupučiuką, kažkas gauna tik tai samdomą. Tai šitas yra vargšas ir ant jo šita valstybė stovi ir šitas vargšas praktiškai niekada negauna didelio atlyginimo. Kada atsistoja koks nors Butkevičius ir pradeda demagogiją apie tai, kad Lietuvoje negalima keisti mokestinės sistemos, todėl kad daugumos žmonių pajamos mediana yra tokia, kad nėra, kaip padaryti, tai visą laiką yra apeliuojama panašiai 40 procentų pajamų. Bendros namų ūkių pajamos, tai yra šeimų, ekonomistai sakytų pajamos, Lietuvoje yra apie 65 milijardus. Samdomo darbo pajamos yra 35 milijardai. Tų 35 milijardų, kur yra didžioji absoliuti žmonių dauguma, tai yra tų samdomų darbuotojų yra apie 1,2 milijono. Ten kartais turi kelias darbo vietas, tai truputį didesnis skaičius bus. O kitoj pusėje, kur yra kita pusė, ten yra mažai, palyginus, visiems tų žmonių, kas ten turi ten tas pajamas, dividendus, taip toliau, ten skaičius yra gerokai mažesnis. Šiaip statistika, Jungtinėse Amerikos valstijose aš galiu įeiti ir žinau puikiai, kur padėta. Ir amerikiečiai pasako, dividendai, suma tokia, tiek žmonių gavo, vidurkis tiek. Tiesiog pas mus viskas yra įslaptinta. Tai reiškia, tas skaičius yra nepalyginamai mažesnis. Ir šitoje pusėje, kur tie dividendai, įvairios tenai papildomos pajamos, visos tos pajamos, kurios yra už vertybinių popierių ten pardavimus, daugybė vis, nuomos pajamos, beje labai lengvai nuslepiamos. Tarp kitko toks labai nešvarus yra pensininkų žaidimėlis, dažnai būtent pensininkų, kurie deklaruoja turintis mažą pensiją, iš tikrųjų jie dar ten turi vieną kitą studentą, nuomos nemoka, dar tas studentas dar pasima kompensaciją ir iš esmės tos pajamos netokios mažos. Ta prasme, pas mus iš vis žmonių pajamos yra skaičiuojamos labai savotiškai. Paima to žmogaus tą pagrindinį atlyginimą ir pasako, čia jo pajamos. Tai tada lieka klausimas, iš ko jis gyvena. Dar sako, dar jis ten už dividendus gauna, dar kažkas. Arba pensininkai, pavyzdžiui, niekada neskaičiuoja to, kad aš, pavyzdžiui, nesuprantu visiškai privilegijos. Šalyje, kur nėra knygų dėstytojų, privilegija po 80 metų važinėti, jeigu sulaukia 80 metų, jeigu sugebi vis dėlto šitam žaidime išgyventi, pasirodo iki 80 metų, gausi premiją, liks pasivažinėti autobusų labai pigiai. Kodėl? Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, ar čia visuomenės susitarimas? Arba, pavyzdžiui, buvo toks genialus išradimas, kad parodyčiau, kaip tai konstruojama. Tai pasiūlymas buvo toks,
kad tie Lietuvoje, kurie renka sraiges, pirmus 10 000 litų neapmokestinti, nes darbas sunkus. Pavyzdžiui, dėstyti, tai aišku, už pirmus 10 000, yra sunkus, lengvas darbas, dėl to reikia nuo 1 lito mokestis, bet sraigės rinkti, čia jau yra labai rimta Lietuvos. Tai, supranta, tai grybai buvo pamažintas tarifas. Arba, pavyzdžiui, Lietuvoje yra taip, kai verti knygą, tai tada gali versti ją su versto liudimu, tai čia kapeikas kainuoja, buvo uždraudė, dabar vėl leido. Gali versti per autorinius, tada bus nežmoniški mokesčiai, nes ten gali versti individualioje veikloje, tada bus šiaip savo mokesčiai. Gali versti kaip samdomas darbuotojas, tai va kažkas, tada ten jau visai kosmosas. Darbas tai tas pats. O dar įdomiau, pavyzdžiui, jeigu tu verti knygas ir jau ten galų galia tas pelnas paskirta, tai tada tu moki 15% nuo to savo jau to pelno, gal nesukaičiuoto. Bet, pavyzdžiui, jeigu kerpi galvas, kirpyklai dirbi, tai tada tik 5%. Aš niekaip nesuprantu, kodėl griovius kasti ir galvas kirpti yra lengvatinis tarifas 5, o knygą versti, čia aš kreipiuosi viską, 15. Kodėl? Čia baudžia už tai, kad daug mokėsi ir tipo daug, valstybė reikėjo į tave investuoti? Ar baudžia už tai, kad knygas nusizulina? Aš nežinau, už ką baudžia. Tai šiaip visur pasaulyje yra gana paprasta tvarka, žmogus gauna pajamas, metų gale sudeklaruoja, niekas nesižiūri, kas iš kur tos pajamos gauta, visas pajamas sudeda, iš samdomo darbo iš visur ten, iš visų kampų, galvų kirpimus. Ir tada gaunasi kas? Amerikoje, pavyzdžiui, pusė piliečių nemoka jokių mokesčių. Iš tikrųjų, 49 su trupučiuką procentų. Valstybinių mokesčių nemoka. Kodėl nemoka? Todėl, kad jie yra žemiau tos medianos. O ta mediana, ten mediana yra 48 000 panašiai. Užpernai, šiemet bus kokie 49 000. Tai reiškia, praktiškai tie, kurių pajamos yra vaikai, šeima, visus skaičiuoja, kiekvienam asmenį panašiai po $11 000 yra nemokama. Taip? Tada, jau iš tų 44 11 atimam, tada jau lieka ta apmokestinama. Jeigu yra vaikų, atima už kiekvieną vaiką ten 3,5. Jeigu yra ten kokių nors neįgalių asmenų, pačių akliai dar ten turi papildomą, atima dar tą sumą. Jeigu vienas žmogus augina ten tuos vaikus, jam dar prideda, kažkiek sumažina, todėl kad jis vienas, jam sudėtingiau. Ir taip sukonstruoja, ir praktiškai išeina, jeigu tas yra pajamų vidurkis apie 44 000, vidutiniškai Amerikoje mokytojų atlyginimas yra šiuo metu apie 50 000, nepilnai 50 000 dolerių per metus. Tai tik tai nedidelis kiekis mokytojų ir moka tą, paprastai tiesiog žmogus ten neturi už ką mokėti. Taip kaip atvažiuoja pas mus koks pasaulio bankas, aš jau čia ir prieš šitą sakiau, pensininkai sako, kodėl pas jūs pensijos neapmokestintos? Pavyzdžiui, irgi nesuprantu, kodėl pensijos neapmokestintos. Jeigu pensininkas dirba, jeigu jis gauna darbo užmokestį, gauna pensijas, pensija vidurkis yra 850, jeigu turi stažą, o minimalus atlyginimas 1300. Jeigu pensijos gausi 1300, mokesčiai bus 0. Jeigu dirbi ir turi vaikus augini 1300, tavo mokesčiai 460. Kodėl? Tai tada suskaičiuoja valstybė, kiek reikia išgyvenimui ir tie žmonės, kurie žemiau nemoka, bet jie leidžia ekonomikai suktis. Nes jie perka, jie nemėto tų pinigų. O pas mus yra sukurta labai sudėtinga sistema ir ta sudėtinga sistema leidžia visą tam naštą permesti ant vatų samdomų. Ir kas toliau darosi, ir toliau mes gyvename tokiam savotiško žvėrino sąlygomis. Va čia jūs suformulavote, kad ten emigracijos priežastis taip toliau. Įsivaizduok, jeigu tu esi tas žmogus, kurio pajamos apie 2000, tu turi tą vieną vaiką, neturi būto iš senų laikų, dar kažkas tenai, tai tu esi, iš tiesų tavo pajamos realios yra apie 5000, tavo mokesčiai ir įnašai valstybė išlaikyti yra baisus. Grąža tau yra nulinė, todėl kad nei tu jokių pašalpų gausi nieko, jeigu tu susirgsi tave praktiškai, tu visą laiką gyveni nuo algos iki algos, reiškia tavo liga, dabar liktai švelnins, tavo liga tau gali reikšti, kad tu turi daug išlaidų, bet pajamos sumažėja, ir va taip visą laiką sukonstruota. Ir tie žmonės neišlaiko, jie išvažiuoja. Aš nežinau, 100 kartų šitą kalbėjau, galiu dar 100 kartų pakalbėti, kad kas nors keisis, ar aš tikiu? Ne, aš netikiu. Kodėl nesikeis? Dėl to, kad didžioji dauguma žmonių išmoko šitoj sistemų gyventi. Pavyzdžiui, tie patys mano
iš tikrųjų mylimi, bet nagli pensininkai išmoko gyventi tiesiog rėkdami visą laiką ir labai mažai galvodami apie tai, kad jie yra sistemos dalis. Ir jeigu nėra vaikų, kurie dirba ir moka pensijas, tai pensijų nebus. Mano kartai, aš tiesiai perspėju visus, kaip po policija, bus blogai visai. Nes šiuo metu mokėtojai pagrindiniai pensijų yra mano kartos samdomi žmonės. Ir jie, kai jie pasitrauks į pensiją, situacija bus beviltiška. Ten yra toliau skylės, ten tas visas žaidimas griūva, ten demografinės skylės, jie jau išvažiavę. Jų pajamos aišku auks, nes jie dabar mažesnės gauna, bet tos proporcijų išlaikyti bus žiauriai sudėtinga. Šiaip yra žaidžiama truputėlį žaidimas piramidės su viltimi, kad ekonomika auks taip sparčiai, kad padengs darbuotojų stygių, bet jokia matematika negali, pas mūsų augimas turėtų būti kokie 9, 8, nors minimum, ir visą laiką ir be sustojo, praktiškai eksponente šitaip nebus. Akivaizdu yra problema, dabar darbuotojų pradės stigti, tai reiškia, kvalifikacijos krenta. Visos valstybės, kurios orientuojasi, aš tikrai nežinau nei vienos pasaulio valstybės. Aš dar kartą, mano profesija yra politekonomas, kuris užsiminėja socialiniais modeliais. Aš tiesiog, skaitau knygas ir rašau apie kaip visa sistema sukimpa. Politika, ekonomika, visuomenės. Aš nežinau nei vienos pasaulio valstybės, kurią išgelbėjo investicijos. Investuotojai ateina tai yra labai puikų investicijos, kuo jų daugiau, to geriau, bet jie ateina pasimti pelno. Kuo daugiau investuotojų ir jie eina čia pasimti. Jų tikslas nėra Lietuvoje įdarbinti ir duoti didelius atlyginimus. Jų tikslas yra rasti vietą savo pinigams, kur jie gerai augtų. Taip? Ir viena iš sąlygų, kad jie gerai augtų, yra santykinai aukštai kvalifikuota jėga, kuriai galima santykinai mažiau mokėti. Kai atsiras galimybės mokėti daugiau, jie kažkur dar mažiau, o turėtų analogišką kvalifikaciją, jie išvažiuos. Dabar kas atsitiko, pavyzdžiui, kai atsirado, čia man patvirtino ne vienas, neturi net ne 10 turbūt šitų IT-išnikų kabutėse, kompiuteristų, taip, kai atėjo pas mus tie Barclay, taip, geri kvalifikuoti aukštos kvalifikacijos informatikai ir kompiuterių specialistai, kurių alga būdavo tarp 5-6 tūkstančių lietuviškų įmonį Vilniuje, jie pasislinko į tą užsienio investuotoją, kuris jiems davė 1000-2 daugiau. Taip? Tie, kurie rajonuose gaudavo 2-3, jie persikraustė į Vilnių, į tas geresnes, kur jau tie 4-5. Bet žaidimas vyko uždarama realią. Rajonuose kompiuteristų neliko visiškai. Valstybės sektoriuje, kur kompiuteristas yra, kur kompiuteristo kaina, čia nesenai visai, nes Lietuvos ryte buvo toks laiškas, labai juokingas, ten duoda 1200-1300 informatikui, niekas už tiek neina nudirbti. Tai ten prasideda sudėtingi žaidimai, dar kažkas, tai ten iš vis išnyko. Kas iš to atsirado? Rezultatas koks? Ir dar supraskime, kad kai pajamų srautas yra sukuriamas užsienio kapitalo įmoniai, tas pajamos išvažiuoja iš Lietuvos. Tai yra mūsų tas BVP, kurį mes turim, jis mažėja. Aišku, lietuviai turi daug verslų užsienį ir dalis grįžta. Tai čia yra visos šalis, kurios yra stiprios ir logiškos, jos stengiasi sukurti ir vidinį pajamų srautą. Užsienio investuotojai neaprūpins mūsų tokiom pajamom, kad mes galėtume ten viduje funkcionuoti. Reikia balansuoti. Ir negalima, aišku, sumesti ant vienos gyventojų sluoksnio valstybės išlaikymo. Yra dar vienas sluoksnis, kuris irgi išlaiko valstybę. Ir irgi kantriai, tyliai tempia. Tas sluoksnis vadinasi viešojo sektoriaus darbuotojai, kurių darbas yra sistemiškai nužemintas. Aš nežinau, kokios yra priežastys, kad jis tyli. Man atrodo, dėl to, kad iš sovietinių laikų yra išmokyta, kad bijo. Ne tai, kad bijo. Čia net nebaimė, tiesiog, iš tikrųjų aš mačiau daugybę žmonių, kurie ten mokyklose, jie šventai yra įsitikinę, kad jie nieko tokio reikšmingo nekuria, kad jų darbas yra toks bereikšmis. Bet verslininkai, tai jie viską sukuria, o jau ten tie jau mokytojai, tai tik išleidžia, ką verslininkai daro. Aš nežinau, kaip aš tai tokius mokytojus, kurie taip masto, tai iš karto pirmą dieną iš darbo išmesčiau. Kaip prof neprikodė. Nes jis, aišku, vaiką išmokino absurdo, esminio. Tu gali vaiką mokyti, kokį nori mokslą. Tu pirmiausiai privalai mokyti būti žmogumi ir piliečiu, taip, sistemoje gyventi. Bet jie tai tiki.
Žinote, geriau, kai nėra mokytojo, negu kai yra blogas. Aš manau, kad tai... O aš sakykit, ar įmanoma būtų tam tikrose savivaldybėse eksperimentuoti ir mėginti kurtis tvaresnės sistemas? Na, kiek įstatymai leistų, pavyzdžiui, mėginti ieškoti variantų, išeities variantų, na, pirmiausia, didmiesčiuose, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ar galėtų būti tam tikri modeliai ar ne, kurie judintų patys? Aš esu mačiusi vieną tokį modelį, kuris, kai čia gavau laiškas, tai prisiminiau, čia gal Zuokas patinka, nepatinka, čia kitas klausimas, bet Zuokas vienu metu buvo išmetęs vieną idėją, kuri yra, ne Zuoko idėja, jinai yra gana populiari pasaulyje. Kai kuriuose šalyse jinai vos neprievartinė tvarka yra diegiama visų pirma tos Azijos tigruose. Tvarka yra tokia, tik ten biškai kitas kontekstas būna, kad, pavyzdžiui, savivaldybės visos turi tų viešųjų pirkimų. Taip? Kad griežtai viešųjų pirkimų taisyklėse įrašinėti, kad viešosius pirkimus laiminčios įmonės privalo mokėti ne mažesnį atlyginimą negu tos srities vidurkis. Bet, ta prasme, kad tu negali laimėti viešojo pirkimo, aš vėlgi nežinau, ar Lietuvos įstatymai visi galutinai didėjai leistų tai padaryti. Bet kiek aš aiškinausi, lyg ir leistų. Nebe mano problema, bet iš tikrųjų tai reikštų, kad to miesto savivaldybė, jinai iš tikrųjų tam tikriam gyventojų sluoksniam garantuoja tą adekvatesnį lygį. Nes šiaip konkursus kaip laimi, kas pasiūlo mažiausią kainą. O kaip pasiūlo mažiausią kainą? Pasima savo pelną, o tos darbuotojams kažkas ten tai lieka. Paskiau jau, kai tada paaiškėja, kad tų darbuotojų nėra, tada ir darbai stringa, ir užsisuka visą sudėtingą karuselį. Šiaip iš tikrųjų tos savivaldybės, manau, kad turės labai didelių problemų artimiausių metų, kadangi reikės, jos prisimė labai daug visokių tokių ten tų, aš vadinu, arenų ir pinigų įsisavinimo ekonomiką. Jeigu mums duoda ir skolina, mums reikia duoda pinigų, bet reikia savo įnašą daryti. Tai reiškia, įnašui pasiskolina, nes negi neimsi to. Čia lygiai taip pat, kaip nueini į prekybos centrą ir sako, šiandien yra, pavyzdžiui, kokie nors skalbimo milteliai, už vieną kainą 2, paimi ir nusiperki. Paskiau supranti, kad jie nieko neskalbė. Tu turi tiesiog dvigubą problemą, ne? Tai pinigus, kai imi, tai reikia galvoti, ar jie grąžą duos. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, remontuoji mokyklas, daugelio miestų problema, bet gal Vilniuje mažesnė, nežinau, kad mokyklų stogus priremontuoja, langus padaro labai gražios, bet vaikų nėra. Tai turi pastatą uždaiduotų. Tokių mokyklų lyg tai 200 Lietuvoje. Renovuoti. Va tokių, aš net nežinau. Nei vieno vaiko nėra. Aš sakau, aš net statistikos, aš tiesiog, esu smalsi ir važinėjau ir apžiūrinėjau. Aš tokių mokyklų jau mačiau. Arba mokykla labai graži ir man ten pakviečia ir pradeda pasakoti, kad čia pusę tų patalpų mes nuomojam, o tai čia, tai ką tik, kad čia mums nereikia, kažkoks absurdas, viskas suremontuota, tai gal. Tai iš tikrųjų, betgi po to tas skolas grąžinti reikės, o mokykla šiaip yra pajamų negeneruojantis daiktas, tiesiogiai, taip? Jinai pajamas generuos kažkada labai už daug ciklų, jeigu jinai yra kokybiška. Tai ne į mokyklos stogą reikia investuoti, mokytoją reikia investuoti. Bet čia tokia pas mūsų situacija, kada tuo kažkaip lyg ir netikime. Tai man toks praktinis šitas matytųsi. Aš, jeigu jau tokį darbą daryčiau, ten eičiau kažką, tai šitą būtinai rašyčiau. Kad viešieji pirkimai daromi pagal principą, kad tie žmonės, kurie dirba, iš to turėtų naudos. Kiek tai yra padaroma? Nežinau, mano profesija mane moko vieno dalyko. Ir kuo daugiau aš tų knygų skaitau, tuo daugiau suvokiu. Žmonės turi tai, ko jie nori. Lietuviai yra godūs. O godus žmonės baigia, žinom kur. Mūsų ekonominė sistema pastatyta ant godulio. Kaip iš kaimyno atimti? Net ir tas ginčas su tais pensininkais jau iš tiesų gėdingas yra ir ne iš mano pozicijos, o iš tų pensininkų. Todėl, kad aš jiems visą laiką aiškinu paprastą tiesą. Tai jūsų vaikai jų moka pensijas. O tada jie man po kelių minučių diskusijos sako, tai man tos pensijos trūksta, aš dar vaikams turiu pridurti. Ir tu supranti, nėra pagarbos žiniom, nėra noro mokytis ir yra daug godulio
ir matymo tik save. O kai tu matai sistemoje tik save ir nesuvoki, kokia tavo vieta sistemoje, tai čia ir yra problema. Ir lietuviai nenori suprasti. Ir netgi aš jums šiandien papasakau apie tos sukurtus mokesčius. Čia buvo chaosas. Aš prisimenu, kas ten darė tas ekonominius įstatymus, nekartosiu pavardžių. Tai yra žmonės, kurie neišmanė. Tai Tai Aušra, ta problema nuo Platono, nuo antikos laikų. Bet matai, kaip? Ne per įsimokslinimą, o per tam tikrą diktatūrą. Išsilavinimą. Ką aš ir sakiau, aš vadinu kompetencijas turi, ar vis dėlto yra išsilavinimas. Arba tiksliau mokslo politiką reikia keisti, nes antrai jokios vilties nėra.